Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien laidą Šviežias idėjos su Lidl mes gaminsime Halloweenui skirtą patiekalą. Kukuliams tešloje naudoju kiaulienos, jautienos faršą. Įmušame 2 kiaušinius, šaukštelis grūdėtų garstyčių, nuskaninų druska ir pipirais. Dabar dedame džiūvėselius ir viską gerai išmaišome. Formuojame maltinukus. Įkaitiname keptuvę ir pilame aliejų. Į keptuvę dedame maltinukus ir juos gražiai apskrūdiname. Svarbiausia neperkrauti keptuvės, kad mūsų maltinukai apskrustų, o nesitroškintų. Maltinukus dedame kelioms minutėms šaldytuvą pravėsti. Jiems pravėsus sukame į tešlą. Šiam receptui naudojame sluoksniuotą tešlą. Išsivyniojame ją per visą lentelę, susipjaustome jas telėmis. Na, o dabar susisukame mūsų maltinukus. Suk ratelį, suk į vieną pusę. Maltinukus dedame į skardą, patepame kiaušinio plakiniu, kukuliai keliauja į orkaitę, 180 laipsnių temperatūroje, 20 minučių. Prie šio patiekalo tik spagečių padažas, kurį radau Lidle. Mūsų patiekalas paruoštas, tai pokštas ar saldainis. Iki kitų kartų, šviežias idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.